vykdyti studentų mokslinės praktikos projekto pradžią, paskelbtas kvietimas. Turėčiau pasakyti, kad studentų mokslinės praktikos vykdomos vasaros metu yra pirmasis Lietuvos mokslo tarybos, kurioje taryba dalyvavo kaip finansuojanti organizacija, pirmasis projektas, kuris prasidėjo 2005 metais. Tuo metu dar taryba nebuvo finansuojanti organizacija ir išvalginio projekto rėmuose, finansuojant švietimo mokslo ministerijai tuometiniai, buvo pradėtas kaip išvalginis projektas ši veikla, jinai tikrai pasirodė labai produktyvi, daugybė studentų yra dalyvavę šitoj programoj, daugybė jaunų mentorių dalyvavę programoje, galim pasakyti, kad daugelis, žinoma ne visi, bet daugelis pirmųjų mokslinių praktikų dalyviai yra tapę žymiais mokslininkais ir dirba Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose. Kai kurie yra apdovanoti garbingom premijom už mokslinius pasiekimus. Ir tai yra tikrai labai malonu, kaip mokslo tarybos pirmininkui galbūt pažymėti, kad būtent mokslo taryba buvo pirmasis tas mokslinio kelio švyturys, kuris leido būtent padaryti svarbų sprendimą jauniems žmonėms pasirinkti mokslininko ar mokslininkės karjerą ir tvirtai įsitvirtinti mokslinėje veikloje, prisidėti prie naujų žinių ir žinojimų kūrimo, gerinant tiek Lietuvos piliečių gyvenimą, tiek ir plečiant mokslo ir pažinimo horizontus. Tai studentų mokslinė praktika iš tikrųjų yra projektas, kurio siekiama būtent paskatinti jaunus žmonės, kartais ir tuos, kurie dar net nėra bandę mokslininko karjeros, sakykime, ar nėra bandę dalyvauti mokslinėje veikloje. Taigi pagrindinis tikslas paskatinti jaunus žmonės ateiti į geriausius, dedikuotus, puikiai aprūpintus šiuolaikinę mokslinio tyrimų įrangą arba informaciniais bibliotekų resursais, ateiti į mokslinės grupės ir trumpam pasižiūrėti iš vidaus, prisijungiant prie mokslinės grupės, kas yra mokslinis darbas. Kokia jo yra prasmė, kokios problemos sprendžiamos, kaip jos yra sprendžiamos, kokie yra profesiniai santykiai mokslo bendruomenėje. Jie šiek tiek skiriasi nuo kitų, sakykime, įstaigų ar privačių įmonių, firmų veiklos. Ir pasižiūrėjus ir susidomėjus toliau tęsti šią veiklą, galbūt dalyvaujant kitose mokslo tarybos finansuojamose priemonėse, tokiuose kaip studentų moksliniai tyrimai semestro metu, o galbūt ir vėliau ar tolimesnėje ateityje pasirinkti mokslininko ar mokslininkės karjerą, stojant į doktorantūrą ir galbūt, vadinasi, vystant, įgyveninant savo idėjas ir ieškant karjeros galimybių būtent mokslinėje veikloje. Tai, kad šito projekto pagrindinis tikslas yra paskatinti jaunus žmonės, suponuoja ir tam tikras su projekto organizavimo ypatybės, kažkokias tai tvarkas ir galbūt daugelis, kurie šiandien dalyvauja šiame informacinėme renginyje, galbūt pastebėjote, kad šiais metais projektas organizuojamas šiek tiek kitaip. Galiu pasakyti, kad jis organizuojamas būtent taip, kaip jis buvo pradėtas organizuoti 2005 metais. Šitas projektas organizuojamas per du žingsnius, vadinasi, įgyvendinamas, organizuojant projekto atranką 2 žingsniais. Pirmajam žingsnyje mes prašome Lietuvos mokslo bendruomenės narių, atstovų, į kurių būrį, kaip galimus pareiškėjus, mes šiais metais maloniai kviečiam prisijungti ne tik mokslininkus, turinčius mokslinį laipsnį, bet ir doktorantus, kurie jau yra, sakykime, ragavę, žino mokslininko, sakykime, karjeros specifiką. Kai kurie net yra ir pakankamai gerų pasiekimų pasiekę, dalyvavę patys dideliuose moksliniuose projektuose, prisidėję ar rašė patys savo publikacijas, dalyvavę konferencijos. Taigi, pirmajame etape
mes planuojame pakviesti mokslininkus ir mokslininkės, doktorantus, doktorantės, teikti mokslinių praktikų temas, trumpai aprašom, kasgi bus pasiūlyta studentams per tas kelias 9 savaitės, žodžiu, atlikti kokie tyrimai. Ir be jokios abejonės tos temos, kadangi mes jas atrinksime galimai arti 200 temų, kurių bendram finansavimui šiais metais numatė skirti 750 000 eurų. Mes atrinksime šitas temas ir šios temos bus paskelbtos Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje ir skelbimas apie šitas temas bus platinamas pagal galimybę kiek galima platesniam pretendentų, tai yra studentų, studijuojančių tiek Lietuvos universitetuose, kolegijose, bet taip pat ir užsienyje studijuojantiems studentams. Lietuvių kilmės arba nebūtinai lietuvių kilmės, bet kurie galbūt domisi tyrinėjimais vykdomais Lietuvoje ir būtų pasirengę, esant galimybei, atvykti į Lietuvą ir padirbėti Lietuvos mokslininkų grupėse. Taigi 2 etapai. Pirmasis yra perspektyvių, įdomių temų atranka, vėliau skelbimas mokslo tarybos puslapyje ir studentų paraiškų priėmimas. Tas skelbimas bus kaip meniu temų, į kurias galės pretenduoti studentai, prastai kalbant, iš viso pasaulio. Bet aišku, tikriausiai didžioji dalis studentų bus Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Labai svarbus aspektas yra tas, kad sprendimą dėl studento ar studentės pakvietimo atlikti mokslinius tyrinėjimus, mokslininko ar mokslininkės grupiai, priims pats vadovas, atrinktos temos vadovas. LMT šiame antrajame etape vykdys tik tai, sakykime, mažai interferuojančio, mažai dalyvaujančio partnerio vaidmenį ir užtikrins, kad tie įsipareigojimai, kuriuos prisiema vadovas ar vadovė paraiškos teikimo metu, būtų vykdomi atrenkant kandidatą ar kandidatę į praktikos vietoje. Bet sprendimą mes pasitikim ir patikime priimti vadovui ar vadoviai atrinktos praktikos temą, į kurią aplinkos. Jeigu bus 10 studentų į vieną vietą, taip gali būti ankstesnės mūsų praktikos, kad gali būti, mokslo taryba gali parekomenduoti kandidatė ar kandidatui, kreiptis galbūt į kitą vadovą, kur mažesnis konkursas, pasiūlyti kitas galimybės, bet tą patį gali padaryti ir vadovai ar vadovės, kurios arba sulaukia mažiau sprendimų, prašymų, arba tie prašymai galbūt ateina iš jų nuomonė, būtent vadovų, temų vadovų ir vadovų nuomonė, ne, sakykime, motyvuotų ir menkai pasiruošusių studentų. Kaip visuomet, vadinasi, apie konkrečias konkurso sąlygas ir tvarką, aš paprašiau detaliau pakalbėti šios programos vadovo Andriaus Kavecko, kuris su savo komanda rengia tiek finansavimo sąlygas, tiek kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkamos temos. O savo ruožtu aš pats norėčiau palinkėti aktyvaus aukštųjų mokyklų, mokslo institutų mokslininkų ir mokslininkių dalyvavimo šitam projekte, kad mokslo taryba galėtų pasiūlyti studentams, Lietuvos ir tarptautiniams studentams kuo daugiau galimybių ateiti į Lietuvos laboratorijas, galbūt judėti tarp universitetų, judėti tarp kolegijų ir universitetų, kad kuo daugiau studentų būtų sudarytos galimybės išbandyti mokslininko ar mokslininkas karjeros galimybės ir įsitikinti, kad šis kelias, mokslo kelias yra būtent jam ar jai. Jeigu mes po kelių metų šio kvietimo studentų sąrašus peržiūrėdami rasime studijuojančių doktorantūroje ar pasirinkusių mokslininko karjerą
tikrai labai džiaugsimės ir tikimės, kad mokslo bendruomenė taip pat prisidės prie šito tikslo įgyvendinimo ir prisidės prie to, kad Lietuvoje daugėtų gabių, motyvuotų, pasirengusių žmonių dirbti moksle. Tai galbūt tiek įžangai ir aš tada dėkodamas Andriaus komandai, nes perduodu estafetę jums, Andriau, o pats dėl kitų įsipareigojimų turiu, pasakė šį palinkėjimą, tiesiog palikti ir šitą gražų susirinkimą. Tai, Andriau, prašau. Ačiū labai, pirmininkė. Tai sveiki, aš Andrius Kaveckas, dauguma galbūt jau žinot ir mano veidą, mano vardą pavardę. Aš šiandien trumpai ir labai tikiuosi, kad aiškiai reiškia atskleisiu konkurso sąlygas. Į ką atkreipti dėmesį, esame gavę jau ir klausimų, kurie jūsų neramina, akademinė bendruomenė, tai pabandysim atsakyti. Noriu paklausti, ar matote skaidres? Taip matosi. Vieną. Gerai, dėkui. Tai va, tai kaip pirmininkas ir minėjo, turime naujos konstrukcijos konkursą. Vasaros praktika šiek tiek pasikeitė, visas mechanizmas. Grįžtame į pradžią nuo pačios idėjos, kaip buvo planuota, kad tai gali įvykti. Jinai buvo ir pasiteisinusi, toliau metams bėgant jinai modifikavosi ir truputį praradome galbūt ir ryšį su tuo tikslu, dėl ko buvo ir šita paramos schema ir sugalvota. Tai norėčiau pasakyti, kad taip, pirmininkas paminėjo 2 etapus. Taip, 2 iš principo etapai, bet mes savo ruožtu, mūsų komanda skirsto į 3 tokius techninius etapus. Tai visų pirma, kvietimą paskelbėm būtent pirmajam etapui, tai temų pasiūlymų teikimui. Tai reiškia, būtent šis laikotarpis yra skirtas būsimiems praktikos vadovams, kad jie siūlytų savo temas su tam tikra informacija, kuria turėtų būti pateikta. Iš principo, labai minimali informacija, kurios ir prašome iš jūsų. Toliau eina, dar jeigu galėčiau paprašyti kažką, išsijunkite mikrofonus, nes girdžiu kažkokius kalbas dar. Toliau antrą etapą mes išskiriame kaip studentų pretendavimą į praktikos vietas. Tai yra pagal tai, kokios bus atrinktos temos. Į tas temas pretenduos studentai, vėlgi jie gaus startą iš mūsų pusės. Bus tam tikras laikotarpis paskelbtas būtent pretendavimui, na ir tada paliekame atranką pačią jums patiems, akademinės bendruomenės nariams, būsimiem praktikos vadovam, kad atsirinktumėte tuos studentus į finansuotinas praktikos vietas. Tai vienas iš pirminių tokių pagrindinių klausimų ir akcentų tai yra terminai, kada ko tikėtis. Tai va šitas pirmasis etapas, apie kurį ir kalbame ir kuriam kvietimas paskelbtas, temų pasiūlymų teikimui. Turime nuo skelbimo pradžios beveik mėnesį, galas ten 4 savaitės berods. Beveik. Toliau mes turime laikotarpį iki balandžio 21 preliminariai. Aišku, čia tie terminai yra preliminarūs, bet mes visas pastangas dedam, kad mes į tuos terminus tilptume. Vis dėlto mes turime praktikos laikotarpį tokį ir ne kitokį, tai yra Liepos 1 rugpjūčio 31. Tai mes bet kokiu atveju turime tilpti į šitos rėžius. Ir nuo balandžio 22 mes jau ketiname skelbti naują kvietimą, ne naują kvietimą, bet sekantį kvietimą, kuris jau bus skirtas studentams. Jie aplikuos visą mėnesį ir tuomet šioks toks laiko tarpas, nepilnas gal 2 savaitės, būtent praktikos vadovams atsirinkti tuos studentus. Ir birželio mėnesį mes tiesiog paskiriame studentų atvykimams, sutarčių sudarimams su institucija, galbūt tam tikrų praktikos vietų, kurios neužsipildė studentų, studentais, tai galbūt dar mes, kaip sakant,
proaktyviai dirbsime ir su studentais, ir su jumis, ir galbūt kai ką pakoreguosime, kas galėtų studentus sudominti į kitas vietas, kurios neužimtos liko. Jeigu tai bus, čia tiesiog prognozuojam planas B. Ir tuomet gal iš karto prie reikalo praktikos vadovas. Kaip ir pirmininkas minėjo, šį kartą naujovė yra ta, kad praktikos vadovo gali būti ir doktorantas. Kodėl taip yra? Nes ir praktika pati gyvenimiškoji parodė, kad būta atvejų ir jų nemažai būta, kai tiesiog tas praktikos vadovas, kuris ir buvo paraiškoje nurodyta su tam tikrų studentų, realiai tą tokį kuravimą, nukreipimą studentui vykdė būtent doktorantas. Tai mes tiesiog norime tą ir pasakyti aiškiai, kad kviečiame, tai yra, kaip sakant, kad būtų ir teisėta, ir viskas būtų teisinga, kad praktikos vadovo galėtų būti ir doktorantas. Tik tai mes šiek tiek nurodėme, kad tai nebūtų ankstesnių kaip 2 metų doktorantas. Visa kita išlieka tas pats. Na ir dar kitas 2 pagrindiniai iš principo yra tie reikalavimai, tai tiesiog, kad mūsų LMT bendrosios taisyklės, jų 76 punkte nurodyti apribojimai, kad jie nebūtų taikomi konkrečiam praktikos vadovui, mokslininkui ar doktorantui. Taigi, pats temos teikimas. Tai vėlgi, vasaros praktika tai yra mokslinė, meno tyriamoji praktika. Turi būti tie 2 mėnesiai išnaudojami būtent studento naujų žinių įgyjimui, jau ir turimų gebėjimų gilinimui, naujų kažkokių tai irgi analitinių gebėjimų gilinimui. Ir tą reikia atkreipti dėmesį, būtent aprašant temą ir darbo planą. Dar vienas momentas irgi, kad tai yra tik tais viena praktikos tema, vieno praktikos vadovo teikiama. Vėlgi vienas vadovas, viena tema. Kas dar yra temos pasiūlymo, yra 3 skyrius, tai mes ir lietuvių ir anglų kalbomis, kadangi tai bus vieša informacija ir pagal šią informaciją aplikuos studentai, kurie ne vien tik lietuviakalbiai. Tai pats pagrindinis skyrius, tai tas 3 temos pasiūlymo paraiškos. Tai jisai turės būti pildomas ir lietuvių ir anglų kalbomis. Be abejo, ten bus dar ir pačioj pradžioj temos pasiūlymo formoje irgi keletas kaip čia laukelių irgi anglų kalba, tai tiesiog norėjau tik išskirti tą 3 skyrių, kad pati tema su darbo planu, jinai turės būti ir lietuvių ir anglų kalbomis. Vėlgi, teko išgirsti įvairių atsiliepimų. Ne įvairių atsiliepimų, kol kas tik kryptingų atsiliepimų, neigiamų dėl atostogų plano. Tai vėlgi mes prašom nurodyti, ar ketina atostogauti ir bus pavaduojamas. Noriu, kad iš tikrųjų suprastumėm, kad mes visi suprantam irgi, kad Liepa rugpjūtis tai yra ir formaliai pedagogams ir mokslininkams vis dėlto atostogų metas. Čia yra orientuojama į tą faktinį atostogavimą. Turima omeny, ar jisai bus praktikos vadovas apskritai pasiekiamas, turint omeny, kad tai yra vasara. Išvykę į užsienį, atostogaujantis 2 savaitės, 3 mėnesiai, ar kažkurio metu gali būti ir gal ir kažkokia konferencijos, nežinau, ar organizuojamos gali būti, bet visokių yra gyvenimiškų situacijų ir tiesiog jeigu tos aplinkybės yra žinomas praktikos vadovai, kuris teikia temos pasiūlymą, iš tikrųjų labai prašome, kad šitos aplinkybės ir nurodytumėte tiesiog per tai, kada jūsų galimai nebus. Turiu omeny, kad Lietuvoje išvykęs, kai nebūsite pasiekiamas. Tai čia atostogų tą planą reikia suprasti būtent per tai, kiek dienų, kurią laiko dalį iš tų 2 mėnesių jūsų nebus pasiekiama. Prašau, galiu čia Daiva Darvidaitė iš Vilniaus universiteto. Sveiki, Daiva, klausau. Būtent dėl to atostogų plano. Tai ar aš gerai supratau, kad mokslininkai formaliai gali atostogauti šio projekto metu, tik tai jisai šitoje vietoje turėtų nurodyti, jeigu jis išvyksta kažkur, tai ar kaip? Apsuksiu kitų kampų. Ta prasme,
praktikos vadovas teikdamas šitą temą, jisai pareiškia, kad jisai 2 mėnesius dirbs su studentu jo formalių atostogų metu, kaip ir visada būdavo, ar ne? Šičia mes sakom, tai yra tas momentas, kad studentas žinotų, kiek kurio metu, galbūt ne tai, kad kuriuo metu, bet kurią laiko dalį šis vadovas bus nepasiekiamas ir bus užtikrintas pavadavimas kito asmens. Čia yra apie tai. Aš supratau, kad tie reikalavimai nesikeitė taip, kaip ir anksčiau yra, tik tai čia sakau, kaip dabar paminėjot, jeigu kartais kažkur išvyksta, jisai rengdamas paraišką, toje vietoje, kur atostogų planas, tiesiog tos procentus ir turėtų nurodyti. Taip, iš principo sakau, jeigu yra žinoma, kad išvykstu kažkur 2 savaitėm, tas turėtų būti parašyta. Nu, tai mes tiesiog į tą atvirumą ir sąžiningumą, nes... Taip, nes šiaip mokslininkai atostogauja Liepą-rūgpiučio mėnesį. Jeigu tai būtų susijęs su tuo, tai niekas nedalyvautų tose. Be abejonės, mes šitą suprantam. Ir čia šita nuostata iš tikrųjų taip, jinai yra nuo pat pačios pirminės programos idėjos šitą nuostatą. Bet ir iš tikrųjų ją papildo ta turima mūsų patirtis, nes esame tikrai sulaukę iš studentų tokių atsiliepimų, kur tiesiog patį vadovą matė 2-3 kartus per visą vasarą. Sutikit, tai nėra sąžininga ir iš principo, jeigu tai reiškia kažkokį nusivylimą, tai mes to kaip ir nelabai norėtumėm, ar ne? Tai jeigu ketinama kažkurį laiko dalį būti išvykus, tai taip ir rašykim. Tikrai niekam nerūpi, kur išvykstate, kuriomis dienomis išvykstate. Tiesiog, jeigu žinot, 2 savaitės nebūsite, tai tiek ir rašykite. Bet gali 2 mėnesius nebus, nes čia vis dėlto atostogas, ta prasme, bet jis gali būti pasiekiamas mokslininkas. Žinot, vėlgi. Nuotoliniu būdu galima, kaip sakant, derinti tyrimų planą ir visus kitus atliekamus darbus projekte. Nuotolinis būdas visus 2 mėnesius, nebandykim mes kažko čia apgauti. Iš principo tie 2 mėnesiai, tai studentas iš principo lieka vienas. Nebent kažkas jį kuruoja, kažkas jį prižiūri. Tai gal tiesiog tegu ir dalyvauja tas žmogus, kuris ir prižiūrės realiai. Čia aš perdodu ir mūsų vadovybės šitą mintį ir tą politiką ir iš principo tai mes šito neketinam keisti. Vėlgi dar kitas momentas, praktikos temos teikimo metu, iš principo vėlgi gali skambėti keistai, bet prašome, kad deklaruotumėte prioritetą, kad teiksite studentų iš kitos mokslo studijų institucijos. Ar tai būtų Lietuvos, ar tai būtų užsienio. Vėlgi, tai nereiškia, kad jūs esate pririštas be jokių išlygų prie šito savo įsipareigojimo, bet nes susidarys situacija galimai, kad ir iš užsienio niekas ir neaplikuos į jūsų temą, taip pat neaplikuos galbūt ir iš kitos mokslo studijų institucijos. Visko gali būti. Tai čia yra objektyvi aplinkybė ir visa tai yra ok. Tiesiog jūs įsipareigojat ir jeigu bus iš tikrųjų studentų jūsų tema susidomėjusių, bet jūs būsite atrinkęs kažkokį kitą studentą, tai yra, reiškia, iš jūsų pačios institucijos, mes prašysime tiesiog pagrindimo, kad jūs irgi turėtumėte tą paaiškinimą, kodėl to kito studento ir nepasirinkot. Viskas yra paaiškinama, viskas yra pagrindžiama ir nieko nėra iš anksto absoliučiai neigiama. Tiesiog turėkite ir tai omeny, viskas turėtų būti aišku. Dabar konkrečiai ir apie studentą. Niekas taipogi nesikeičia. Studentai 1-2 vientisųjų studijų. Ir kad šiuo metu, konkurso metu paskelbimo, nėra paskutinio kurso studentai. Tai čia yra kaip ir visais kvietimais prieš tai buvusių. Lygiai ta pati situacija yra dėl akademinio pažangumo. Tai svertinis vidurkis visų paskutinio semestro 8 arba didesnis. Tik šį kartą tiesiog, kadangi kildavo įvairių klausimų, tačiau kažkaip vienokio ar kitokio būdu išsispręsdavo su užsienio studentais arba lietuviais studentais, kurie paskutinį semestrą prieš tai studijavo užsienio universitete.
Tai vėlgi čia sakome, kad toje pažymoje, kuri bus pateikta, tai tas akademinis pažangumas turi būti bent 80% to vidurkio, reiškia, kuris kaip maksimalus yra taikomas toj užsienio institucijoje. Čia viskas yra kaip ir aišku, tiesiog mes įteisinam šitą nuostatą. Na ir kitas momentas, kuris irgi yra, reiškia, sąlygotas mūsų irgi turimos patirties, kai vasaros praktikoje studentai eidavo į paraiškas tie, kurie ar taip jau turi darbo santykius ir yra iš tikrųjų pažangus ir jiems dar vasaros praktika būdavo kaip ir konkurso būdu, bet garantuota. Tai mes čia, kaip atliepdami į tą idėją pačią pirminę ir pagrindinę, kad mes siekiame visus studentus, bet kokius studentus, sudominti šitomis vasaros praktikos vietomis. Tai vadinasi, nenorime eliminuoti tų, kurie nėra patys pažangiausi ir dėl to jie būna įdarbinti jau prieš tai institucijoje. Tai vasaros praktikos metu mes prašome, kad šis studentas neturėtų jokių kitų darbo santykių su šita vasaros praktikos vietą užtikrinančia institucija. Nebent tai yra darbo santykiai dėl pačios vasaros praktikos. Na ir reiškia, tas antrasis etapas, kai studentas pretenduoja į praktikos vietą. Tai jisai, kaip jis pretenduoja, tai bus tiesiog, reiškia, vėlgi mes dirbame su nauja sistema, tai bet kokia pačiu pradžioj norėjau, tik pamiršau atkreipdėmėsi, kad ta nauja sistema, su kuria mes jau dirbame ir su kuria greičiausiai ir jūs jau pradėjote dirbti, nes jau vienas konkursas jau paskelbtas buvo pernai metais, tai mokslininkų grupių projektai. Taip, tai yra pirmasis toks blynas, jis vis dar yra testuojamas, jis dar yra tobulinimas, aš kalbu apie pačią sistemą. Tai studentų vasaros praktikos konkurso metu, vat kolegė Ilona irgi intensyviai dirbo su šita sistema, su tiekėjais, kad būtų kuo draugiškesnė aplinka ir kad atspindėtų tą user-friendly aplinką ir kad būtų ir aiškiai ir funkcionali svarbiausia. Tai gali pasitaikyti visokių dalykų, kad kažkas ten neįsijungia ar neužsipildo ar kažkokios klaidos metamos, tai aš labai tikiuosi, kad be jokių pykčių ir kartu galėsime šitą dalyką išspręsti, spręsim operatyviai, čia Ilona tą pasižada, aš už ją pažadu. Tai kalbant apie tai, sistemoje būtent prisijungia studentai, jie turės prisijungti per savo paskyrą, ją susikurti visų pirma ir, reiškia, pateikti tam tikrus dokumentus, tai yra tik tais 3 CV, pažyma apie studijų rezultatus ir motyvacinis laiškas. Kadangi pretenduot galės studentas į maksimum 2 vietas, tai tas motyvacinis laiškas be abejo turi skirtis, čia aišku atskirai mes gal instrukcijas ir kvietimo metu, kai paskelbsime patiems studentams, tą akcentuosime dar kartelį, bet norim ir jums akcentuoti šitą dalyką. Tie motyvaciniai laiškai savaime aišku turės skirtis. Na ir praktikos vadovui, kuris pasirinks tą studentą ir kuris savo ruožtu pretenduoja į 2 praktikos vietas, tai jeigu jis pirmas vis pasirinks, tai antrosios praktikos vietos vadovas to studento jau nebepasirinks ir nebematys jo. Tai čia toks techninis niuansas. Ir dabar šitas etapas, kurio mes pasitikim jumis, tai yra tas nepilnos 2 savaitės studentų atranka. Tai vėlgi apeliuojame skaidrumą, sąžiningumą, kviesime atsižvelgti į studento motyvaciją, pasiekimus, na ir paties praktikos vadovo įsipareigojimus dėl prioriteto skirimo kitos institucijos studentų, kito universiteto ir skirtingai negu studentas gali pasirinkti 2 vietas, vadovas rinksis tik tais 1 studentą. Na ir kai vadovai pasirinks savo studentus, mes praeisim labai greitai su tokiu mini patikrinimu, tai tiesiog
peržiūrėsime tuos pasirinkimus ir ar yra pasirinkimo motyvai. Ir juos įvertinsim. Ir po šito etapo spręsis praktikos vietos finansavimas. Tai kai įvertinsim, kad viskas pagrįstai skaidriai atrinkta, įvykdytas procesas skaidriai ir pagrįstai, priimam sprendimą dėl vietos praktikos temos finansuotinumo. Tai yra tiesiog bus vasaros praktikos vieta ir jai bus skirtas finansavimas. Dabar kyla klausimų, o taigi niekur paraiškoje, nei kažkur mes nekalbam apie pinigus, ar ne? Tai toj vietoj mes ir nustatysim. Ta vasaros praktikos vieta bus įkainojama arba 4000, arba 4900. Tai čia yra viskas priklausomai nuo to, reiškia, kas tai yra per studentas. Jeigu tai yra iš tos pačios institucijos arba iš tos pačios institucijos, tai 4000. Jeigu studentas atvyksta iš kitur ir jam reikalingas pragyvenimas, tai yra 4900. Tai čia mes apraše finansavimo sąlygos esam tą detaliau paaiškinę. Tai tikimės, kad yra viskas suprantama, to labiau, kad ir pernai buvo panaši finansavimo schema, tik tais pats finansavimo sprendimas ir sumos nurodymas išplaukė tik tais paskui, kai bus pasirinktas studentas. Taigi, ir dabar tas toksai vėlgi naujovė, ko nebuvo iki tol oficialiai, nors, reiškia, apie antrą punktą, kur atsiliepimas studento, tai mes gaudavom neoficialiai, tai bet kokiu atveju mes įteisinam 2 dalykus praktikos vykdyme. Tai rugpjūčio pabaigoje bus organizuojama konferencija su stendiniu ir žodiniu pranešimų pristatymu. Kaip visą tai bus organizuojama, kas stendinius, kas žodinius, tai čia mes jau eigoje išsiaiškinsime. Reiškia, tai rugpjūčio pabaigoje, tikrai bus paskutinė savaitė rugpjūčio, ir pasibaigus vasaros praktikai prašysim tų pačių studentų pateikti, kaip be pavadintumėm, atsiliepimus ar ataskaitas laisvos formos, būtent LMT, kurioje studentai ir pasisakys ir prašys, kokias naujas kompetencijas įgijo, ką naujo sužinojo, kaip tai atsilieps tolesniam jo ar jos studijų ar mokslininko kelyje ir kokie atsiliepimai apie institucijos ir praktiko vadovo sudarytas sąlygas. Tai ir dar tuo pačiu, kad konsultuoja mano 2 kolegės Ilona su Edita, bet konkurso šeimininkė yra Ilona, jinai turėtų parodyti savo veidą šitame renginyje. Ir reiškia, tai Ilona konsultuoja kartu su kolegė Edita dėl paties konkurso. Visi nesklandumai, kurios patirite teikdami tą temos pasiūlymą, ar kyla kažkokių klausimų šiaip eigoje dėl konkurso šito, tai tada kviesčiau į jas būtent. Ir jeigu kitais klausimais norėsit, čia su manim galite susisiekti. Tai dabar aš galvoju, kad jūs turite labai daug klausimų. Taip, yra ir keliančių rankų, yra ir čate pokalbį surašyti klausimai, tai Nuo ko pradedam? Nuo čato gal? Tai gal nuo čato pradėsiu, aš perskaitysiu klausimą, jums liks atsakyti. Ar tai reiškia, kad oficialiai vadovas gali būti atostogose visą praktikos laikotarpį? Oficialiai jis ir greičiausiai ir bus atostogose visą praktikos laikotarpį. Ir kaip ir pasikartosiu, kad šitam, reiškia, temos pasiūlymo teikimo viename iš laukų, jie turės realų nebuvimą savo parodyti. Realų, mes žinome, kad atostogaujam. Bet jeigu teigiama paraiška dėl vasaros praktikos, tai jau iš karto tai suponuoja, kad praktikos vadovas turi būti pasiekiamas ir jisai, reiškia, bus kaip kelrodis studentų ir jisai prisidės prie studentų vasaros praktikos, bet kokiu atveju. Bet formaliai taip, bet kokiu atveju jie bus atostogose. Taip, dėl pavadavimo atostogų metu, jei bus nurodomas kitas darbuotojas, ar tada balų nemažinsit?
Ne, čia ne tai reiškia, balai mažinsis. Čia kalbama, kad ir kiek jūs atostogautumėt, jūs negalit palikti jo be vadovo. Tai čia, jeigu jūs atostogaujat, kažką turėsit paskirti, kuris globos. Tai jeigu matote, kad tikrai didelį laiką jūsų nebus, tai gal tas pavaduotojas iš anksto gali jau teikti pats temos pasiūlymą. Ne, čia reiškia pavaduotoją, bet kokiu atveju reikia nurodyti, bet balai nuo to tikrai nebus didesni. Ar prioritetas studentui iš kitos institucijos prideda papildomų balų vertinant paraišką? Tai aš galiu greitai atsakyti, taip, administracinio vertinimo metu 3 balai dasideda. Kitas klausimas. Norėjau paklausti, jei siūloma tema pasirinks 30 studentų, reikės pateikti informaciją, kodėl 29 studentai nepasirinkti? Žiūrėkit, čia reiškia, jūs turėsit pagrįsti savo pasirinkimą, o ne pasirinkimą. Tai čia iš principo jūs turėsit parodyti, kad tas vienas pasirinktas buvo geriausias iš tų 30. Ir jeigu jūs buvote nurodę įsipareigojimą teikti prioritetą iš kitos institucijos, tai turėtumėt tame savo paaiškinime ir atliepti ir būtent į šitą situaciją. Jeigu buvo tokių iš kitos institucijos, kodėl jie netiko? Tai tiesiog žiūrėkit kūrybiškai, bet atsakykite į klausimą. Jūs iš principo, sakau, turėsite tiesiog paaiškinti, pagrįsti, kodėl jūs išsirinkot tą vieną. Ar gali pretenduoti pirmųjų studijų metų studentai? Taip gali. Kodėl negali dalyvauti paskutinio kurso studentas? Tai, kad jis jau kaip ir baigė. Vasaros, žiūrėkit, jo, ta prasme, paskutinis, reiškia, tiesiog mes laikomės tokios pozicijos, kad vasaros praktika, iš principo, turi būti, reiškia, kaip su vasaros praktika mes sudominam tuos, kurie nebaigia savo studijų, nes tuo labiau mes nežinome, kad paskutinė kursis dar tęsta studijas, kam jam ta vasaros praktika. Tai tiesiog sakyčiau, kad tiesiog priimkit šitą sąlygą kaip sąlygą ir čia gal atsakymo nelabai ir turėčiau. Ar gali būti studentas neatrinktas į šią praktiką, jeigu atitinka visus šios jūsų pateiktus reikalavimus? Ar yra papildomų reikalavimų, ar bus atrinkti pagal balų skaičių, ar bus neribotas skaičius studentų? Ar gali būti atrinktas studentas neatrinktas į praktiką, tai čia patys vadovai jūs ir atrinksit. Jeigu atitinka visus šios reikalavimus. Kokius reikalavimus? Ta prasme, studentas apskritai pretenduot gali, jeigu jisai ne paskutinio kurso, 8 balai plus, pateikęs visus dokumentus ir neturi darbo santykių. Tai jie yra tiesiog tie startiniai reikalavimai jums. Reiškia, tik tokie studentai pasieks jūs kaip pretendentai. Iš jų patys jūs ir atsirinksit. Papildomi reikalavimai, aš galiu pafantazuoti, reiškia, kaip jūs galėsite atsirinkti, greičiausiai tai bus tiesiog pagal tą studijų kryptį, kurią studijuoja, koks motyvacinis fonas yra pas šitą studentą, ir jūs ir atsirinksit, aš negaliu atsakyti, ar negali būti atrinkta. Dauguma ir bus neatrinktų, nes studentų pretenduos tai labai daug. Ar yra papildomų reikalavimų, ar bus atrinkti pagal balų skaičių. Studentai balais, jeigu aš gerai žinau, tai jie nebus mūsų bent jau vertinami. Ir tikrai neribotas skaičius studentų aplikuos pas jūs į atrinktas vasaros praktikos temas. Jeigu studentas nori tik į vieną vietą, ar jam bus sumažinti balai, studentas balų negaus, studentas gali ir į vieną, ir į 2 vietas. Aš pats gal skaitau. Kokią informaciją matys studentas rinkdamas sistemas? Taip, čia iš tikrųjų geras klausimas ir tai bus toje mūsų sistemos aplinkoje, tai jeigu neklystu, tai bus vis tiek vardas pavardė praktikos vadovo, prašome irgi nurodyti ir savo skaitmeninį mokslininko identifikatorių, kad nereikėtų ten CV dėti mokslininkui ar publikacijų sąrašą, tiesiog savo elektroninį mokslininko kvalifikatorių, kaip jis ten vadinasi, iš Google Scholaro ar kažkur kitur.
Tai pagal tai jisai studentas pasižiūrės, kas bus praktikos vadovas, ką jis dar matys temos pavadinimą, jos aprašymą, darbo planą, mokslo sritį, mokslo kryptį, instituciją, jeigu neklystu, kaip ir viskas. Ir greičiausiai dar matys tokią informaciją, kaip tą, reiškia, skaičius studentų, kurie šiuo metu, tuo duotuoju momentu, yra jau pateikę, kaip ir aplikavę pas šį praktikos vadovą. Ar gali studentas vasaros praktikos metu atlikti tyriamuosius savo baigiamojo darbo temai, ar yra būtina nurodyti studentui 2 vietas? Tikrai nebūtina 2 vietų. Dėl tyriamųjų darbų panašumo į baigiamojo darbo temą absoliučiai nieko nėra, jokio ribojimo. Kokie gali būti pasirinkimo motyvai? Studento turimo omeny. Aš neįsivaizduoju, tai ką aš ir spėjau, kad iš principo turbūt suinteresuotumas atlikti praktiką pas konkretų vadovą ir tas, kaip ir sakiau, motyvacinis laukas, ant kiek yra motyvuotas studentas, plus, nežinau, čia jūsų pasirinkimas. Ar studentas atliekantis praktiką greta jos gali atlikti ir savo studijų programos išankstinę privalomąją praktiką, pedagoginę praktiką kitoje institucijoje? Čia mes kalbame apie mokslinę praktiką, ne pedagoginę praktiką, tai jeigu čia dėl šito konkretaus atvejo, bet aš tiesiog, čia jau iš karto turbūt esate nusimatę studentą, kurį norėtumėt matyti pas save vasaros praktikos vietoje. Šito dalyko mes netikrinsim. Bet pedagoginė praktika tai ne mokslinė praktika. Ir čia ne taip, kad ne interesų konfliktas, bet čia tiesiog netitikimas. Aš gal papildysiu, temos, kai bus atrinkinėjamos ekspertų, tai jos vis tiek turės savo turiniu atitikti tos 2 mėnesius. Ką per tos 2 mėnesius reikia padaryti, nuveikti ar kažkas tai tokio. Tai realiai tie 2 pilni mėnesiai, tai vadovas vis tiek aprašys pilnai užimtą ir aš nemanau, kad studentas galės pusę dienos ten ar pusę dienos ten būti, nebent ten labai ta tema bus siaura ir neįdomi, bet jeigu bus siaura ir neįdomi, tai jos niekas net netrinks ir per ekspertinį tiesiog net nepraeis, nes tai neišpildys turinio. Aš dabar pamačiau, kad čia greta jos, ta prasme, ir mokslinė praktika, ir pedagoginė, tai čia taip, čia tai, ką Ilona ir sako. Studento atrankos kriterijai kokie yra, tai jau kaip ir apkalbėjom. Jeigu konkurso trukmė yra nuo Liepos, pačios praktikos trukmė, nuo Liepos 1 iki 31 rugpjūčio, kokia konkurso pabaiga? Praktikos pradžia Liepos 1, praktikos pabaiga rugpjūčio 31. Konferencija organizuojama bus paskutinė rugpjūčio savaitę. Klausite, kodėl ne rugsėjo 1 savaitę? Todėl, kad dėl paprastų elementarių techninių sumetimų, nes studentai jau bus, jeigu tai yra iš užsienio, ar iš kitų institucijų, kurios yra kitose miestuose, studentai jau pradeda savo studijas. Ir bet kokiu atveju mes matome, kad tai būna visada, kad iš principo visi darbai jau būna pabaigti. Ir tas rugpjūčio paskutinė savaitė iš principo yra finalizavimas ir bet kokiu atveju stendinį pranešimą ar žodinį pranešimą galima jau tikrai ir sukurti, parengti ir jį pristatyti. Rugsėjis netinka būtent dėl susikirtimo su vykdomomis studijomis, kas jau yra nebe vasaros praktikos objektas, kaip sakant. Konferencija vyks gyvai. Aišku, šiais laikais dabar pasakyti, kad vien tik tais gyvai, taip yra per drąsų 100%. Aš sakyčiau, kad tai galėtų būti su išimtimis, nes taip ir yra, reiškia, vykdant konferencijas nuotoliniu būdu su studentais, tas įsitraukimas yra minimalus. Gyvai organizuojant, patys suprantat, kad tai yra daug geresnis variantas, tuo labiau, kad
mes tikrai ketiname su geriausiais mokslininkais tartis, kurie ir moderuotų, ir stendinių pranešimų sesijas, ir žodinių. Tai tuo labiau gali būti tikrai naudinga ta interakcija, tas networkingas ir su kolegomis, kitais studentais ir su pačiais mokslininkais. Tai tiesiog konferencija planuojama yra gyvai. Ar bus kažkokia studentų atranka iš LMT pusės be svertinių pažymų vidurkio? Aš gal papildysiu čia. Papildyk. Dar mes peržiūrėsim, ar pateiktas CV, ar motyvacinis laiškas pateiktas, o daugiau čia toks labiau techninis administracinis darbas. Svertinis vidurkis, gal motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas studento bus patikrintas. Vertinant studento darbo santykių nebuvimą, ar pakanka, kad nedirbtų Liepos rugpjūčio mėnesiais? Tai čia jau sakoma iš karto, kad jau galvojame apie studentą, kuris jau šiaip dirba. Aš tiesiog priminsiu tą tikslą, kurio ir yra siekama šita priemonė, kad mes nekviečiam studentų į praktiką tų, kurie yra jau tikrai gabūs ir įtraukti į universiteto, instituto mokslinę veiklą. Mes kviečiam dalyvauti studentus tuos, kurie dar patys nėra apsisprendę, bet yra gabūs. Tai tiesiog čia noriu neatsakyti šitą klausimą, bet noriu, kad atkreiptume dėmesį, ką ir pasakiau. Tai tiesiog formaliai jisai neturi turėti Liepos rugpjūčio mėnesiais darbo santykių. Bet kaip bus naudojami skiriami pinigai? Teisėtai, skaidriai ir atsakingai. Nes klausimą truputį nesupratau. Ar bus ir jei taip, kur paraiškoje pateikta informacija apie lėšas prekiams reagentams? Taip yra nurodyta, kad sąmatai bus greičiausiai elementariai, tradicinė sąmata lėšos suplanuotos turbūt prekiam, paslaugom ir visiems kitiem dalykam. Tai, o reiškia ribojimo kažkokio būtent prekiams reagentams, tai tikrai nėra. Yra ribojimai kitoms išlaidoms, tai toms pinigams, kurie bus skirti grinai į rankas studentui. Ir dar vienas dalykas, tai yra ir pats pragyvenimas ir netiesioginės išlaidos. Visa kita yra praktikos vykdymas, kurio lėšas jūs darote taip, kaip planuojate ir leidžiate taip, kaip kad būtų praktikos vieta užtikrinta. Ar galima atsirinkti pagal studento ankstesnę vykdytą mokslinę veiklą, dalyvavimus konferencijų? Galit čia jūsų bus reikalas, kaip jūs atsirinksit, svarbu sąžiningai. Kas prisiima atsakomybę, jeigu studentas pasirinktas iš kitos institucijos nevykdo įsipareigojimų? Bandau atsakyti savo klausimą, ar LMT gali prisiimti atsakomybę už studentą. Turbūt ne. Jaučiu, kad dėl studento atsakingumo, kaip ir jūs tos ženklus turėtumėt kažkaip pamatyti atrankos metu. Kita vertus, niekada nežinai. Bet kokiu atveju pinigų iš jūsų ir iš jo mes neatimsim. Tai nežinau, čia toks įvyko gyvenimas tokiu atveju. Jei vadovas vienu etatu yra įdarbintas LMT postdokas, o pusę etatų konkursinę paraišką teikiančioje institucijoje, ar paraiška bus formaliai priimta? Šiek tiek norėčiau papildomos informacijos, jeigu čia galit, Arnas Anskaitis berods čia parašė, jeigu neklystu, gal patikslinti. Aha, girdim. Taip, tai tiesiog pusę etato dirbau vienoje institucijoje, kuri kaip ir kartu su vadovu teiktų tą paraišką šitam konkursui. Bet, tik tai pusę etato, pagrindinis darbas gaunasi postdokas, kuris jau kaip ir kito institucijai vyksta. Tiesiog norėjau įstikinti, ar čia kažkoks būtų interesų konfliktas ar kas. Mes etato dalies praktikos vadovui tikrai nenustatom. Ir
Nes paraiškoje tiesiog reikia nurodyti, kokia institucija. Kokia institucija, tai nurodykit abi. Abi. Bet vis tiek kažkurį vieną. Vis tiek reikės, ta prasme, vis tiek jūs nurodote savo abi institucijas, bet ta institucija, kuri bus host institution, tai jūs nurodysit. Bet kokia, dar atskirai bus ten. Ačiū. Jeigu kovą dar neaišku, kada vadovė atostogaus, ką rašyti? Matyt nieko. Ar mokama stipendija? Taip. Reiškia, kaip čia patikslinus, mokami pinigai studentui. Ar tai stipendijos forma, ar tai atlyginimo, darbo užmokesčio forma, tai čia nuo jūsų institucijos priklauso. Ir ją mes, kaip ir pernai, nurodome, kad studentai turi būti 1000 eurų per mėnesį. Iš 4900 eurų, jei pasirenkamas studentas iš kitos institucijos, 2000 studentui, kaip tada dėl kitų, ar jie visi gali būti skiriami priemonių reikalingų praktikai pirkimui, ar iš jų būtina apmokėti ir pragyvenimą. Jeigu, reiškia, vėlgi supraskite, tie 900 eurų papildomai skiriami tiems studentams, kurie atvyksta iš kitur, ne vietiniai. Reiškia, jų studijų institucija yra kitam mieste. Tai tas žmogus, tas studentas, jisai turės kažkokių išlaidų vis vien pragyvenimui. Jeigu institucija pasiūlys savo bendrabutį, mažesni įkainiai, be abejo, likučiai lieka institucijai ir jie galėtų būti pilnai skirti apmokėti reikalingų priemonių įsigijimui. Konkretus konferencijos laikas tikrai nežinomas, mes tik planuojame paskutinę rugpjūčio savaitę. Aš žinau, 26 dieną rugpjūčio, taip. 26, Taip išeina čia pirmadienis. Taip, yra, reiškia, žinomas. Konkreti data, laikas nežinomas, bet greičiausiai nuo ryto. Čia preliminarus, taip, dar su moderatoriais reikia perkalbėti, bet apie tai galvojame, apie 26 arba 28. Tada ar kitas praktikos vykdymo išlaidas galima naudoti praktikos vadovo darbo užmokesčių, jei taip pat, jeigu studentų reikalingas apgyvendinimas skiriami 900, bet realiai kainuos, pavyzdžiui, 500. Ar likusius galima, jau kaip ir atsakiau prieš tai atsakymę, tai taip galite taupyti su tom lėšomis, bet svarbu, kad tas paslaugas suteikit studentui, kokių jam reikės, o dabar dėl tų likučių mokėjimo praktikos vadovo darbo užmokesčiui, mes, Ilona, patikslink, mes nesam nurodę, kad negalima, ar esam? Mes nesam. Ne, to reikės nurodyti. Tai kaip ir galima. Iki kurios dienos studentas privalės baigti praktiką. Tai čia, sakau, tiesiog praktika baigėsi rugpjūčio 31. Jeigu pabaigs anksčiau, niekas pro rato principą lėšoms tikrai netaikys, nesusigrąžins 12 eurų už vienos dienos ankstesnį pabaigimą, tai viskas čia yra ok. Jei studentas institucija dirba ne akademiniuose etatuose, pavyzdžiui, kaip laborantas, galioja irgi jokių darbo santykių. Jei temą pasirinko tik vienas studentas, bet studentų motyvacija atrodo nepakankama, ar galima iš vis nesirinkti tada jokio studento? Taip, įdomu, nes apie šitą variantą aš irgi pagalvoju, nes, reiškia, jeigu tikrai netinka nei vienas, neįsivaizduoju, dėl kokių motyvų jie negali tikti. Jeigu ten bus 5 pretendentai ir nei vienas netiko, čia keistoka, bet jeigu vienas, tikrai kartais būna, kad nėra iš ko rinktis ir tas nelabai tenkina. Spėju, kad čia reikėtų gal susisiekti su mumis, mes kažkaip tai nesugalvotumėm, bet mes paleistumėm kažkokį kvietimą, ar tai socialinius tinkluose, nežinau, gal per kitus studentus, kurie yra pasirinkę panašias ir, reiškia, kryptis, mokslinės kryptis praktikos vietose. Tada gal su tais kitais studentais pagalvot, kurie galėtų, reiškia, susidomėti kitą praktikos vietą. Tai mes kažkaip tiesiog duokit mums žinot, mes bandysim šitą reikalą išspręsti ir pasiūlyti jums daugiau studentų į jūsų vietą. Bet vėlgi,
realiai jūs pamatysit tik tais turbūt paskutinę dieną, kad pas jūs tik tais vienas ir realiai niekas netinka. Tai, nežinau, iš principo tada taip, jeigu nieko neturite iš ko rinktis, realiai tada nieko ir nepasikviesite ir mes tos praktikos vietos nefinansuosim. Nebent, sakau, pasižiūrėsim, galbūt kažkokį tai tokį proaktyvų dalyką pasidarysime, peržiūrėsime tuos kitų praktikos vadovų jau atmestus, jau, kaip sakant, suėjus terminui, gal pabandysime tada sudominti tuos studentus. Čia dar šito dalyko nežinau, bet aš kažkaip manau, kad studentai rinksis, nepaliks vadovo be susidomėjimo arba tikrai daugiau reiškia, pretenduos negu vienas. Bet, mes irgi stebėsime šitas jūsų, reiškia, aplikavimo visą procesą. Mes matysime ten kiekvieną dieną, pasižiūrėsime, kaip pildosi tie studentų pageidavimai. Ir kažkaip tai seksim. Bendrausim, kaip sakant, iš karto. Stengsimės nepalikti tokių skylių. Galiu tik tiek pasakyti. Jeigu atsitiktų taip, kad studentas konferencijos metu būtų išvykęs iš Lietuvos, ar galima online? Tai čia ta prasme taip. Galbūt nepriversime visų iš karto dalyvauti. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, iš tikrųjų galima tą online darbą padaryti, pristatyti. Pagal kokią sutartį išmokami pinigai studentui? Tai čia turbūt institucijos pačios turėtų atsakyti savo į šitą klausimą. Gali būti ir darbo santykiai, gali būti ir stipendija. Čia, mes nei reguliuojam, nei ribojam šitą vietą. Taip, matau, rankas keliamas, aš noriu užbaigti šitą čatą. Jeigu du studentai pateikia prašymą į tą pačią temą, vienas iš jų dirba tame pačiame, turi įdirbį temoje, o kitas neturi įdirbio, yra iš kito MSI. Kas yra svarbesnis kriterijus? Jūs pasirenkate ir jūs motyvuosite. Mes didžiąją dalim pasitikim jumis. Jeigu jūs turėsite paaiškinimą, kodėl tiko būtent tas kitas ir įtikinsit, viskas ok. Institutai įdarbina studentą ar studentui skiriami įskaitant mokesčius? Jeigu, Ilona vėlgi patikslink, bet aš įsivaizduoju, institutams bus 4900 ar kaip? Ne. Ne. Tai čia vadinasi su mokesčiais. 2000 yra skiriamas. 2000 yra studentui, taip. O į visą tą sumą, ten 4000, turi iš jų būti skirta ir darbdavio mokesčiams. Taip, 2000 stipendija, 200 netiesioginės ir priklausomai yra reikalingas apgyvendinimas, ta visa likusi suma yra su darbo užmokesčiu susijusiom išlaidom, prekiam, paslaugom, ko toliau reikia projektui. Tai atsiprašau, vis tiek patikslinkit, tai tie 2000 turi būti studentui į rankas, o mokesčiai iš kitų lėšų, taip? Taip. Supratau, ačiū. Ar doktorantas gali vadovauti magistro studentui? Kodėlgi ne? Kaip turėtų būti tikrinama studentų iš kitos institucijos motyvacija ir įsipareigojimas? Ir kaip elgtis, jeigu studentas įsipareigojimų nevykdo? Tai dėl antrosios klausimo dalies įsivaizduoja, turi būti bendros pastangos ir praktikos vadovo ir tos institucijos. Dėl studento kažkaip tai, nežinau, su motyvavimu ar su drausminimu, o kaip gali būti tikrinama motyvacija ir įsipareigojimas iš kitos MSI, negaliu atsakyti, nes ir praeito konkurso metu buvo praktikos projektų tokių, kur iš kitų institucijų ir iš kitų miestų atvyko studentai ir viskas buvo ok. Tai lygiai taip, kaip jie patys įvertino, aišku, ten buvo skirtumas tas, kad jie jau iš anksto susitarę į konkursą ėjo. Šičia tiesiog negaliu atsakyti, greičiausiai pasitikėjimas ir vertinkite pagal tai, ką jūs gaunate, kokius dokumentus ir greičiausiai atrinkdami studentus, galbūt geras sprendimas daryti kažkokius gal gyvus onlininius susimatymus ir kažkokiu būdu jos patikrinti. Ar bus daromas studento darbo grafikas, tai čia realiai
ką jūs turėsite su paraiška su temos pasiūlymu pateikti, tai darbo planą. Tas darbo grafikas, kiekis, kokių valandų, kada jis turi būti, iš principo čia yra jūsų susitarimo reikalas. Kadangi vadovais gali būti ir doktorantai, tai vadovo kompetencija nebus vertinima. Tik temų aktualumas, naujumas. Taip, jūs teisi. Ir, reiškia, temų aktualumas, naujumas ir dar ten etiniai klausimai. Ir kokie bus kriterijai iš jūsų pusės atrenkant vadovų temas, tai jie yra nurodyti mūsų ekspertinio vertinimo lentelėje, pagal tai jie ir bus vertinami. Ir dar administracinės dėl kas liečia temas, tai tik ekspertinis vertinimas ir tas vienas kriterijus, ir ten yra surašytis tas detalizavimas, kas ten realiai būna vertinama. Ir ačiū, Viktorija, už jūsų išsakytą ačiū. Gerai, klausimai iš rankų pakėlusių žmonių. Klausom. Vida Jakutienė, prašau. Sveiki, iš Vilniaus universiteto. Noriu pasitikslinti dėl 3.2 to punkto, dėl atostogų ir administraciniai atitiktyje papildomi balai už tai skiriama. Ir ten jau ačiū išaiškinote tą visą situaciją, bet ar nemanote, kad pats tas klausimas užduodamas, ar planuoja vadovas atostogauti studentų praktikos metu, yra pats iš esmės neteisingas. Tada jis turėtų būti tikslinamas ir gal verčiau klausti, ar vadovas pasižada ten užtikrinti reikiamą laiku konsultacijas, kad būtų jisai pasiekiamas ir taip toliau, nes iš esmės čia net atostogas tada mes kalbame, o apie vadovavimą tai praktikai. Ir mes kaip institucija irgi teikdami tas paraiškas, kaip mums suprasti, mes išleidžiam atostogų juose, ir jie atostogauja, bet žymime, kad jie netostogauja, kad tie papildomi balai būtų skiriami. Tai čia gal klausimas būtų žinau, kad dokumentų negalima jau keisti ten paskelbus kvietimą, bet gal bus kažkoks išaiškinimas, kad ramiau būtų, jog jūs ne apie tas formalias atostogas kalbate šitoj vietoj. Ir dar kelis turėsiu paskiau. Aš apie šitą gal tada iš karto. Tai teisingas ar neteisingas šitas reikalavimas, tada nelabai gal aš turiu kitų variantų, kaip įvardinti šitą. Neklausim, ar ketinat išvykti užsienį ir būti užsidaręs nuo interneto. Irgi skamba taip. Kitas dalykas, kaip jūs ir sakot, įsipareigoja, ten užtikrinti ir taip ir toliau. Mes turim daugybę atvejų, kai neužtikrinam. Tikrai daugybė, jeigu reikėtų atskleisti, mes šiaip dabar turbūt neatskleistumėm jums, bet yra tikrai nemaža dalis, kur iš principo tas praktikos vadovų įsipareigojimas kuruoti studentą ir vadovauti jo praktikai, neveikia. Tai ta prasme, aš suprantu institucijos pusę, kaip ir išleidžiat atostogų, bet mes tą suprantame, išaiškinimo. Jeigu labai norit, mes galim kažkokį oficialų raštą išleisti, bet tiesiog aš noriu, kad tikėtumėt to, ką mes kalbam dabar, tuo labiau mes įrašą darom. Ta prasme, mes čia kalbam apie tas realias atostogas, kai tu esi išvykęs ir jokiais būdais, nei fiziškai, nei elektroniškai, tu esi nepasiekiamas. Be abejo, yra tokių buvę variantų, kur tiesiog vadovas sėdi Nidoje, atostogauja ir su pribėgimais kažką tai vadovauja praktikai. Neveikia šitas. Kad ir kaip mes pasitikėtumėme tomis elektroninėmis, kaip jas gintume, kaip mums tai yra patogu, taip, elektroninės priemonės, viskas yra ok, bet praktika neveikia. Studentai bet kokiu atveju, jie pasiskundžia. Ir skundžiasi gal ne jums, pasiskundžia mums. Ir tas toks, čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad čia iš tikrųjų nurodykite tuos, mes visų atveju, mes nebūsim nei policija, nei kažkas, nei FNTT, jo labiau, bet jeigu jūs žinot, kad jūs išvyksit kažkur, nebūsit kažkurį laiką, bent jau duokit žinot pačiam studentui iš anksto. Taip, dėkui. Ir dabar jau irgi atsakėt, bet pasitikslinsiu, tai kai vadovai atranką darys studentui, jie turi teisę susisiekti su juo
asmeniškai pokalbiai ir pasikalbėti. Čia geras atrankos tada irgi momentas, kad atsirinkti. O dar pasitikslint, norėčiau, kad suprasti irgi tą visą kvietimą, kodėl prioritetas yra skiriamas studentams iš kitos institucijos, kaip to kvietimo tikslas čia padeda pasiekti. Kodėl negerai praktiką atlikti toje pačioje institucijoje, nes mokslinės praktikos tai net studijų sistemoje leidžiamos toje pačioje institucijoje ir čia kompetencijas ugdyti, ar ten, tikrai tą karjerą mokslininko pasiekti, tai man atrodo, čia bet kokio institucijoje, būdamas tą patį tikslą, lyg ir pasiekė. Bet tas pakeitimas čia jūsų turimas kažko matyti prasmingas yra, kad balai yra skiriami. Jo, čia mintis yra ta, kad reiškia sudaryti įvairias galimybės, platesnį spektrą, kad studentas šalia studijų, kas liečia mokslininko karjerą galbūt, jis gali rinktis ir kitur. Ir čia, kadangi mes per visas priemonės skatinam tą akademinį mobilumą ir po doktorantūros stažuotės, kaip jūs jau žinot, vykdomos kitoje institucijoje, tai mes norim šitą nuostatą paleisti nuo pat pirmųjų tyrėjų karjeros rengimo stadijų. Ta prasme, kad taip studentą išsilaikyti savoje institucijoje turbūt ir verta, ir tikrai, ir smagu, ir svaru, bet mes norim sudaryti galimybės tiems studentams, kurie nori pasižiūrėti, kaip yra kitur. Šalia to yra ir užsienio mobilumas, tas tarptautinis. Tai šičia vėlgi norisi šiek tiek atliepti ir į tai, kad norim parodyti ir lietuvių jaunimui, kurie yra diasporoj, pavyzdžiui, ir kurie iš tikrųjų turi didžiulį susidomėjimą, tik jie disponuoja informaciją turbūt 5 ar 6 ar 10 metų senumo. Ir jie dabar visai, nes nuteko susitikti su diasporos studentais, tai jie kažkur gyvena ten keli metai atgal ir jie nežino tų puikių galimybių, kokios yra Lietuvoje. Tai iš principo noras dalimi ir atliepti šitą tikslą, kad prisitraukti ir iš užsienio gabius lietuvius. Ta mes labai puikiai pamatėme ir iš praeito kvietimo vasaros praktikų. Tai iš principo čia yra tas tarp institucinio ir tarptautinio mobilumo skatinimas pačiose anksčiausiose stadijose. Tai toks yra tikslas. Todėl mes neeliminuojam jokių būdų ir čia savose sultyse mobilumo, bet norim paskatinti ir kitokį. Dėkui. Ir paskutinis gal klausimas, taip pat čia pasikeitimas yra, kad vadovas turi visą projektą parašyti ir pateikti jį. O praeitus kartus būdavo, kad vadovas su studentu iš tikrųjų teikia paraišką ir jau teikimo metu viską aiškinasi, planuoja kartu, tas supratimas studentui ir pažinimas netgi vadovo studento ten ir patikimumas galbūt tas didesnis atsiranda. Kodėl irgi gal čia jūsų praktika analizė parodė, kad visgi geriau gatavą studentui duoti projektą, kad jis tik taip vėliau jį gyvendinto, nedalyvautų jo planavime to tyrimo, tos praktikos. Šitoj vietoje čia yra greičiausiai praktikos vietos, reiškia tinkamumas ir susidomėjimas, kad studentas susidomėtų tema, o ne vadovas ir studentas tarpusavyje susidomėję vienas kitu parašytų kažkokią tai vasaros praktikos projektą. Tai čia gal kitų kampų žiūrima, neturiu jums tokio atsakymo. Čia tiesiog, reiškia, šita schema yra paimta ir iš kitų valstybių taikoma, reiškia, kitų valstybių, iš Jungtinių Amerikos valstijų vasaros praktikų, reiškia, analogas. Kažkur kitur nelabai gal toks, reiškia, nelabai gal kur teko matyti, bet iš principo mes bandom tokį variantą, kuris savo idėjos prasme buvo pasiteisinęs ir kurį laiką. Tai mes tiesiog tokį turim tikslą ir grąžinti tą praktiką į tą pirminę idėją. Ačiū. Dėkui. Alvija, jūs keliat ranką.
Taip, laba diena, ačiū labai už pristatymą. Alvija iš Kauno technologijos universiteto. Turiu klausimą, matyt, gal būsiu pražiopsojus ar praklausius, apie studentų geografiją. Kokiom priemonėm pasieksite, ar tiesiog ir temos teikėjas gali pagelbėti, pritraukti studentus iš užsienio. Šiek tiek apie tai ir aišku, su tai susijusios studijų rezultatų vertinimas, nes kiek aš supratau, labai svarbu, kad tas 8 būtų kaip bazė, kad dalyvauti šiame konkurse. Ačiū labai. Jo, tas 8 lieka, bet reiškia dabar, jeigu gerai supratau, praktikos vadovai be abejo gali skatinti ir kažkaip tai skleisti žinią savais kanalais, be jokios abejonės. Galite savo LinkedIn'e ir klausti, Hebra, aš būsiu praktikos vadovas, kas norit pas mane. Tai puiku, viskas yra ok. Tai gal netgi taip, aišku, čia būtų labai didelis krūvis jums patiems paskui atsirinkinėti. Bet skatinimas be jokios abejonės galite ir patys tą daryti. Mes savo ruoštų, mes irgi savo socialiniais tinklais irgi kviesime studentus. Ir greičiausiai bus nemažesnis susidomėjimas, koks buvo pernai, o pernai turėjom be proto daug paraiškų. Tai va. Nežinau, atsakiau klausimą. Atsakė tikrai, ar trečios šalys gali dalyvauti studentai iš trečių šalių? Trečių kurių? Indija. Tikrai neribojame, bet mes turim praktiką irgi neigiamą iš tam tikrų trečiųjų šalių. Ir pačios institucijos, patys universitetai tą irgi atkreipia dėmesį, tai gal tiesiog, turite turbūt savo patirtį, gal antrą kartą ant to paties grėblio gal ir galime ir nelipti, nes turime ne tik studentų priemonių atveju, bet ir stažuotojų po doktorantūros, irgi su tos krypties geografinės zonos, reiškia, irgi yra problemų ir tai dažniausiai yra, tiesiog paveda universitetą. Tai tikrai nedraudžiam. Ačiū labai. Dėkui. Tai dar Andrių yra pora klausimų. Ar doktorantas, kuris įstojo į doktorantūrą 23 metais rudenį, bus skaitomas vasaros 1 ar 2 metų doktorantas? Mes turim nuostatą, kad reikalavimai taikomi paskutinės kvietimo datos metu, ar ne? Taip. Tai šiuo metu jūs yra 1 metų doktorantas, tai greičiausiai ne. Ar studentas jo svertinis vidurkis nesiekia 8, o 7,8 ar 9? Tai nėra 8, tai tada ne. Kada tiksliau planuojami galutinių konkurso rezultatų paskelbimai? Tai va taip mes ir planuojam, kaip buvau nurodęs 2 berods skaidrėje, ar tai 3. Galutiniai konkurso iki gegužės 31 buvome nusimatę tokį planą, kad jūs atsirinksite studentus, ar ne? Ir mes, ar kaip, kažkaip gal išjungiau, dabar nebepamenu. Neišjungiau. Nuo gegužės 20 iki 31 lyg tai tam visam vadovų ir studentų. Jo, tai iki 31 gegužės, tai žodžiu, birželio mėnesį mes planuojam skirti finansavimo įsakymui, žodžiu, nuo birželio 1 jūs jau žinosite, kiek gaunate, kokie pinigai yra alokuoti praktikos vietoms. Ir vadinasi, tai jau iš anksto yra žinomi ir patys studentai. Tai nuo birželio 1 kaip ir galime planuotis, kad studentai gali jau migruoti į praktikos vietas apsiuostymui ir ar kažkokiems kitiems dalykams, kad nuo Liepos 1 pradėtų praktiką. Tai birželis tam ir bus skirtas tiesiog susiformalizavimui, bet jau bus žinoma viskas. Bus žinoma ir suma praktikos vietos, ir praktikos vadovas savaime, aišku, ir studentas. Tai greičiausiai per birželį logistinius reikalus praktikos vadovas su studentu derinsis, galbūt ir, greičiausiai per tą mėnesį turbūt ir darbo planą šiek tiek personalizuos,
ir visus įsipareigojimus. Jeigu institucija norės kažkokios atsakomybės iš studento, tai turbūt ir sutartį pasirašysit nuo institucijos su studentu, galbūt praktikos vykdymo sutartis. Tai va. Irena, matau, kelia ranką. Taip. Taip, aš ir norėjau paklausti, su šitu paskutiniu mano klausimu susijusiu dalyku, už tai, kad visi dokumentų kad sutvarkyti visus formalumus dokumentus yra tam tikras eiliškumas. Ir mes negalim šiaip savo priimti studento, kol nėra pasirašyta sutartis su LMT, ar ne, kol nesutvarkyti visi vidiniai dokumentai ir tie dalykai užtrunka. Ir jeigu mes, tarkime, pasirašom su LMT sutartį Liepos pradžioj, tai dar viduje porą savaičių užtruks visi tie vidiniai dalykai, kadangi yra atostogų metas, ir natūralu, kad taip greitai nevyksta viskas. O jūs galit pasirašyti sutartį birželio mėnesį, kad nuo Liepos 1 startuotumėt? Tai jeigu mes su LMT pasirašome, tai to pasiekoje mes galime pasirašyti. Taip. Sutartį su LMT, tai faktas tikrai bus ne Liepos mėnesį, mes bent jau planuojam nuo birželio galbūt vidury bus pasirašytos visos sutartys. Jeigu nenusikalbėjau, Ilona, kaip planai ten su tai sutarčių pasirašyti. Taip, viskas, taip, teisingai pasakėt. Jo, tai mes Liepos mėnesį mes nenorim jokių formalumų apkrauti jūs, tai tiesiog, kad tai pradėtų jau nuo Liepos 1 pati praktika vykti ir sakau, geriausias dalykas iki pirmąją pusę birželio turėti viską jau. Nes nežinau, kaip kitose institucijose, tarkim, pas mus nėra galimybės išmokėti stipendijos niekaip kitaip, tik tai saviems studentam. Arba tada mes turime įdarbinti studentus į instituciją. Tai vėl nėra taip paprasta, kad čia atėjai 1-2 ir pasirašys sutartį, tas užtrunka. Tai dėl to ir norėtųsi, kad truputėlį anksčiau būtų viskas daroma, nestartavus projektą. Ačiū. Dėkui. Na tai daugiau kažkaip klausimų nematau, negirdžiu, tai gal šiam kartui tada tiek. Ir jeigu turite klausimų, Ilona parodė veidą savo, taip, čia Ilona, kuri pagrindinė šeimininkė studentų vasaros praktikos. Ir sakau, tikrai gali pasitaikyti mūsų sistemos, mūsų tos paraiškų teikimo sistemos visokių dalykų. Mes irgi sukandę dantis, testuojamės labai intensyviai, kad labai nepatogus metas, nes mes kaip tik šį pirmąjį pusmetį turim siaubingai daug kvietimų palyginus su pernai metais ar to labiau užpernai metais. Tai, kaip sakant, leidžiam kvietimus ir, kaip sakant, laikom pirštus sukryžiuotus, kad viskas bus gerai. Bet jeigu kažkas blogai, iš karto sakykit, reaguojam. Taip, galit ten pakeikti tą mūsų sistemą, mes irgi ten tyliai pakeikiam irgi ją, bet tiesiog greitai mes tikrai reaguosim ir išsispręsim, tik duokit žinoti. Ačiū. Ir jeigu ką, iki kitų kartų, jeigu organizuosime dar studentams reiškia informacinį renginį, tai jeigu prisijungsit dar kartelį, tai susimatysim dar kartą, jeigu ne, tai sėkmės paraiškų teikime ir viso geriausio. Ačiū. Viso geriausio, iki viso. Ačiū, viso geriausio. Ačiū, viso geriausio. Dėkui viso. Viso gero. Viso gero.